C-bet, lažybos, lošimo automatai, ruletė, C-bet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Edgarai, tai visų pirma apie rungtynes. Kas būtent nepavyko tam ketvirtyje, kuriame ir perlaužė iniciatyvą SVL? Manau, kad reikia kalbėti apie ketvirtą kėlinį aplamai, visas rungtynės gynyba. Jeigu žinom ir kalbam, kad pasiėmė naują trenerį, kuris emocingas, žaidžia daug emocijos, suteikia laisvės, daug improvizacijos ir tikrai puoliminė komanda. O kad susikūrėm daug gerų metimų ir situacijų, tai ir parodė iš tos rungtynės, kad ir žinojom, kad tai bus, kad susikursim tos metimus, bet gynyba visas rungtynės mums kliudė. Ir per daug taškų kaip namuose žaidžiant ir prie vienos gynybos ir prie kitos viską per lengvai davėm jiems sumesti. Ir, sakau, gali žiūrėti ketvirtą kėlinį, dar kažką, bet jau per ilgą pertrauką. Nekokios realiai nuotaikos buvo Rūbiniai, nes gynyboje tai labai prastai žaidė. 3 kėlinius surinkot 80 taškų, ketvirtame kėlinyje pradėjot strigt. Kuo ta varžovo besikeičianti gynyba nustebino, išmušė iš vėžių? Nenustebino, mes kūrėmės tos metimus, sakau, ir pradžioje tik tais gale realiai smulkmenos nulėmė, kur pražangą kažkur padarėm ne ten, baudų metimai, nesportinė labai nelaiku, tai prašiausi tokie momentai. Gal kažkur galėjom ir būti agresyvesni, daugiau prasiveržimų naudoti, jie tik buvo panaudoję 3 pražangas komandės, bet mes pasikliojome tolimais metimais dažnai. Ir galbūt tas buvo prastai, kad nejudėjo gerai kamuolys, čia žiedome į vieną žaidėją, kuris bando priimti sprendimus ir žinot, tokie momentai vieną dieną gali pasisekti, kitą ne, tai šiandieną tos smulkmenos buvo ne mūsų pusė. Edgarai, kalbant apie gynybą, kas konkrečiai neveikia tavo akim? Tai folas visų pirma leidom per lengvai, ypač pirmoji pusė, kiek mes jį baudėme patį besiginant, tai jisai tuo pačiu bepuldamas viską atloždavo plius minus, tai prieš jį gynybą tikrai nesuveikė šiandieną. O kiti dalykai tai vėlgi pick and roll gynyba, silpnoji pusėje rankų aktyvumas, kažkur patrukdymas perduodant kamuolį, galbūt numušimas kažkur kamuolio dar, tai tas buvo biškai per pasyvų, ypač pick and roll gynyboje. Tai per lengvai leidom judinti jam kamuolį ir jie, sakau, Dekolo, Kahudis, ten turi daug patyrusių žaidėjų, kurie, jeigu jiems leisi žaisti laisvai, tai ir susirinks. Kiek tas pats Kabaro buvo faktorius, ypač ir tam kėlinyje, atrodė, užsiutė truputį, pajautė tą žaidimo ritmą ir kiek jis galbūt bendrai šis rungtynės buvo tas, kaip ir sakyti, kertinis SVL žaidėjas. Jeigu baigė rungtynės su gerais skaičiais, tai reiškia, buvo tikrai geros rungtynės ir lemiamų momentų ėmėsi ant savęs ir padarė, tai žinoma, turi ūgio persvarą kažkokiose pozicijose, sunkių metimų momentais galbūt įmetė, bet kažkur patys klydome, žiūrint į asmeninę gynybę, būtent prieš tą žaidėją kažkur, kur reikėjo jam galbūt neleisti ar dar kažkur gintis, buvo irgi taip pat padaryta klaidų ir ypač ketvirtam kėlinyje, tai būtent prieš jį žaidžiant galėjom susiginti geriau. Kiek jums galbūt šitas pralaimėjimas yra ypač skaudu, žinant tai, kad ketvirtam kėlinį paleido dar po Valencijos toks pralaimėjimas, kiek galbūt tas jaučiasi pačiam asmeniškai, kiek skaudus, atsiprašau, šis pralaimėjimas? Skaudus, žinoma, visas šitas sezonas toks sudėtingas, jeigu ir laimim, tai kažkokio didelio pozityvo per daug nėra, nes tų klaidų, kaip pasakyti, nemažai yra ir tas netenkinta, norėtųsi žaisti geriau, išvengti iš vis tokių labai vaikiškų ir paprastų klaidų, kontroliuoti geriau tą ritmą, bet visą sezono metu mus tas labai skaudžiai liečia ir niekaip ten nededam žingsnį į priekį tuose dalykuose, tai kaip ir sakau, net ir laimėdavę nesijausdom labai gerai, tiesiog, kad rezultatas būdavo pergalė, bet turim taisyti žaidimą. Edgarai, viena iš paskutinio atako paties, pasirinko vidutinį mesti likus 5 sekundėm, ten sumintimai atlink pražangos iškojimo, vietoj prasiveržimo. Sunku pasakyti dabar, tas momentas, kaip ir sakau, galbūt galėjom visi šiek tiek sužaisti agresyviau, gal ir aš galėjau, dabar lengva kalbėti. Taip, jie buvo su 3 komandiniam pražangom ir buvo galbūt galima ieškoti daugiau kontakto, bet, sakau, sprendimą turi priimti ir jo pasitikėti ir jokiais būdais nedvėjoti. Kinaras pelnė 16 taškų prie ilgosios pertraukos, 3 ilgosios pertraukos ir 6 kažką pakeitė gynybai, kaip išsijungė Evansas. Antroji pusėje mažiau žaidė folas,
Prie Folo jisai baudė jo labai žemą gynybą pick and roll'ose, o antroje pusėje pradėjo keistis, kažkiek leido mesti tuos metimus. Kinanas juos sumeta dažniausiai, šiandieną buvo momentų, kai nesumetė. Ir, sakau, visas 40 minučių laikyti ant vieno žmogaus žaidimo nėra lengva ir galbūt ir nuovargis dar kažkas. Ir aišku, komanda pradeda žiūrėti jį kitaip, bet puolimo pusėje Kinanas buvo vienas iš geresnių, o gynyboje kaip ir visa komanda šiandien buvom prastesni. Praeisį sezoną Žalgirio tokia vizitinė kortelė buvo pasiaukojantis žaidimas, atkovoti kamuoliai puolime, daug hustle, tokių plays. Šiemet pagal atkovotus kamuolius puolime esat paskutiniai, pagal perimtus kamuolius esat paskutiniai Eurolygoje, ar pats nepasigendi kažkokios didesnės ugnelės lyginant su praeisį sezoną? Manau, atkovoti puolime kamuoliai, dėl to jų nėra, nes labai stagnatiškai dažnai žaidžiam puolime ir nėra judėjimo kamuolio ir per daug galbūt pasikliaunam tolimais metimais žaidžiant vienas prieš vieną. Sakau, nėra daug prasiveržimų, nėra sujudinimo gynybos, per daug stagnacijos ir dėl to tų kamuolių nėra puolime. C-Bet, lažybos, lošimo automatai, ruletė, C-Bet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.